Ak, aš dar tik nesenai pabudusi. Prašau atleisti, princę, aš dar visa susivėlus. Kokia jūs graži. Aš gimusi su saulė ir turiu 4 dyglius ir aš tigrų nebijau. Bet mano planta visai maža, joje nėra tigrų. Aš tigrų nebijau, bet labai nekenčiu skersvijų. Ir čia norėčiau, kad jūs mane apgaubtumėt, nes čia pas jūs šalta ir nepatogu. Šitos kalbos apie tigrus ir nagus gal turėjo mane sugraudinti, bet tik suerzino. Turėjau ją vertinti ne pagal žodžius, o pagal darbus. Ji dovanoja man savo skambesį ir aromatą. Aš elgiausi kvailai, prašau man atleisti. Pasistenk būti laimingas, nes stoviniok čia. Tikrai nervina. Keliauk, jeigu nutarei keliauti. Keliauju, sudie. Nagi prieik arčiau, kad aš tave matyčiau. Etiketas draudžia žiovauti karaliaus akivaizdoje. Aš tau draudžiu žiovauti. Prašau man atleisti, jūsų didenybę. Aš noriu jūsų paklausti, kam jūs viešpataujate? Viskam. Man reikia keliauti toliau. Gerai, pasilik, aš tave paskirsiu ministru. Kieno ministru? Na, teisingumu. Bet čia nėra ko teisti. O čia ir įdomiausia. Tu teisi pats save, o save teisti tai yra labai skaudus dalykas. Turiu keliauti toliau. Na gerai, aš tave skiriu ambasadoriumi. O, štai ir ateina mano gerbėjas. Kokia juokinga jūsų skrybėlė. Aš ją kelnoju, kai kas nors užsuka. Tik dėja retai kas čia užsuka. Paplok dienais, tu tikrai manimi žaviesi? Aš žaviuosi tavimi, bet kas tau iš to? Bet aš žinosiu, kad kažkur pasaulyje yra žmogus, kuris manimi žavisi. Turiu keliauti toliau ir aplankyti daug kitų planetų. Sudie, tik nepamiršk manimi žavėtis. Ką tu čia veiki? Ką veikiu, nematai? Geriu! Kodėl tu geri? Geriau, kad pamirščiau. Ką užmirštum? Kad man gėda. O gėda. Gėda gerti. Gaila man tavęs, bet turiu keliauti toliau. Nu ir keliau. Sudie. Labą dieną, kas jūs? 3 ir 2 – 5, 5 ir 7 – 12, 12 ir 3 – 15, 15 ir 7 – 22, 22 ir 6 – 28, 26 ir 5 – 31, o taigi iš viso 501 milijonas 622 731. 500 milijonas ko? Tu dar čia? 501 milijonas, nebeprisimenu, turiu tiek darbo. Aš rimtas žmogus, aš verslininkas, neleidžiu laiko plepalams. 501 milijonas ko? Žvaigždžių. Ir ką tu veiki su tais 500 milijonų žvaigždžių? Nieko, aš jas turiu. Esu turtingas, galiu nusipirkti kitų žvaigždžių, jeigu jas kas atranda. Ir ką tu su jomis veiki? Valdau, skaičiuoju ir perskaičiuoju. Tai nelengva, bet aš rimtas žmogus. Man reikia keliauti toliau. Sudie. Sudie. Ką? Girtuoklis ar verslininkas? Jo darbai bent turi prasmę. Mano darbas siaubingas.
Kadaise jis turėjo prasmę. Gesindavo žibintą ryte, vakare uždegdavo. Dalį dienos ilsėdavausi, dalį nakties miegodavau. O dabar mano planeta apsisuka per minutę ir aš neturiu jokio poilsio. Uždegu žibintą ir užgesinu į kartą per minutę. Tavo reikalai nekokie. O, štai ir tyrinėtojas, iš kur tu? Labą dieną. Kokia čia stora knyga? Ką jūs čia veikiate? Aš geografas, mokslininkas, žinantis, kur yra jūros, upės, miestai, kalnai ir dykumos. Ir ką jūs man patartumėte aplankyti? Šito aš nežinau. Aš esu geografas, bet ne tyrinėtojas. Bet tu atkeliavai iš toli, vadinasi, tu esi tyrinėtojas. Planeta Žemė. Ji turi gerą reputaciją. Žemė nepaprasta planeta. Joje yra 111 karalių, 7000 geografų, 900 tūkstančių verslininkų, 7,5 milijono girtuoklių, 311 milijonų garbėtroškų. Kas tu? Aš Žemė. Jūs gražios, bet tuščios. Kiek gėlių. O mano gėlė sakė, kad ji vienintelė. Labą dieną. Labą dieną. Kas tu? Aš esu lapė. Pažaisk su manimi, man labai liūdna. Negaliu žaisti su tavimi. Aš neprijaukinta. Ką reiškia prijaukinti? Tai, kas seniai pamiršta, užmegzti ryšius. Užmegzti ryšius? Na tai, dabar tu man esi tik tai mažas berniukas, panašus į 100 tūkstančius kitų berniukų. Tu man nereikalingas, aš tau irgi nereikalinga. Aš esu tik tai lapė, panaši į 100 tūkstančius kitų lapų. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mes būsime draugais. Tu būsi man vienintelis pasaulyje, aš būsiu tau vienintelė pasaulyje. Pradedu suprasti. Viena gėlė. Ji mielai prisijaukinčiau, bet turiu keliauti toliau. Suprasti galima tik tai, ką prisijaukini. Žmonės seniai pamiršo šią tiesą, prisijaukini. Žmonės jau nebeturi laiko, ką nors suprasti. Jie perka daiktus parduotuvėse. Tačiau nėra tokių parduotuvių, kur parduodami draugai. Jeigu nori draugo, prisijaukink mane. O ką aš turėčiau daryti? Tu turi būti labai kantrus. Jeigu, pavyzdžiui, tu ateisi 4 valandą popiet, aš jau nuo 3 jausiuos laiminga. O ką aš turiu daryti toliau? Eik dar kartą pažiūrėti į gėles. Tada suprasi, kad tavo gėlė vienintelė pasaulyje. Tada grįžk su manimi atsisveikinti. Aš tau atskleisiu paslaptį. Jūs gražios, bet tuščios, nes niekas jūsų neprisijaukino. O mano gėlė svarbesnė už jūs visas, nes aš ją laišiau, klausiausi, kaip jis skundžiasi. Sudie. Sudie. Štai mano paslaptis. Matyti galima tik širdimi. Svarbiausi dalykai akimis nematomi. Svarbiausi dalykai akimis nematomi. Tavo gėlė tau todėl tokia svarbi, kad dėl jos praradai daug laiko. Man gėlė tokia svarbi, kad dėl jos praradau daug laiko.
Žmonės seniai pamiršo šią tiesą, bet tu nepamiršk niekada. Tampi amžinai atsakingas už savo gėlę. Aš atsakingas už savo gėlę. Jeigu karalius, bitininkas, girtuoklis, garbėtroška, verslininkas ir geografas prisijaukintų vienas kitą, gal jie būtų vienas už kitą atsakingesni ir jų gyvenimas taptų daug laimingesnis ir prasmingesnis. Matyti galima tik širdimi, svarbiausi dalykai akimis nematomi.